Sveiki bičiuliai, tai nuo kovo 5 iki 13 dienos bus toks nepalankus astrologinis reiškinys, kada Saulė priartėja prie Saturno. Tokia planetų padėtis, jinai laikoma apskritai tokiu neigiamu reiškiniu ir prastai pasireiškia negatyviais įvykiais. Tai 2000, jeigu grįžti 2020, tai tokia padėtis tuo metu pasireiškia kaip pandemijos pradžia. 2021 tuomet prasidėjo nuo to laiko, kai Saulė priartėjo prie Saturno apribojimų skiepų pradžia. Na ir 2022 po tokio astrologinio reiškinio prasidėjo kaip kad karo pradžia Ukrainoje. Na ir Saulė jinai tuo metu, būtent nuo 5 kovo iki 13, jinai bus silpnoj padėty. Būtent Saturnas stiprioj padėty, Saulė silpnoj. Na ir Saulė jinai susijusi ir su valstybinėm įstaigom, ir su galia, ir su žodžio galia, na ir su optimizmu, su energija. Na ir dėl silpnos Saulės padėties mes galim jausti ir daugiau nuovargio ir gali susilpnėti imunitetas. Na ir tokia padėtis planetų gali atnešti ir tam tikrų globalių įvykių. Tai būtent tokios nepalankiausios dienos tame periode bus kovo 11-13 dieną. Tai kas būtų nerekomenduojama tuo periodu, tai pradėti kažkokius tai svarbius gyvenimo įvykius. Tai būtų toks tam nepalankus metas. Tai va, tai atkreipkite tai dėmesį, tikėkime, kad praeis viskas sklandžiai ir ramiai. Dėkuoju už jūsų dėmesį ir iki pasimatymų kituose video.